Marijampolėje prasidėjo jau 10. klasikinės ir džiazo muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Per 9 renginio metus muzikos mylėtojams buvo padovanota 50 koncertų, kuriuose dalyvavo atlikėjai iš 17 pasaulio šalių. Marijampolė Music Park sumanytoja ir organizatorė Eglė Kasteckaitė džiaugiasi, kad festivalis jau tapo neatsiejama miesto kultūrinio gyvenimo dalimi. Šiandien nustebau atėjus į parką, dar nebuvo netgi 6:30, o jau buvo pusė kėdžių užpildytų. Tai man tai labai yra džiugu matyti. Ir pagrindinis tikslas, kad kuo daugiau žmonių ateitų į koncertus, kad jie lankytųsi juose, kad jie mėgtų klasiką, pamėgtų ją ir būtent, kad teiktų džiaugsmą muziką. Šis festivalis išskirtinis iš kitų, kad jame skamba įvairių žanrų muzika, nuo elektroninės iki klasikos, persipina teatro elementai. O šį rugpjūtį pasirodys atlikėjai per pastaruosius 9 metus pristatę išskirtines meninės programas. Todėl ir šiemetį festivalio tema – 10-mečio draugai. Pirmajame koncerte skambėjo vienos ryškiausių Lietuvos dainininkių soprano Viktorijos Miškūnaitės ir Švento Kristoforo kamerinio orkestro vadovaujamo Modesto Barkausko atliekama romantiška programa apie meilę prancūziškai. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis pasidžiaugė, kad kiekvienais metais festivalio dovanojimus programų žavi ne tik gražiausiais kūriniais ir geriausiais Lietuvos bei užsienio atlikėjais, tačiau ir buria muzikai neabejinga Marijampolės bendruomenė. Ir iš tiesų koncertas Poezijos parke sulaukė didelio melomanų dėmesio. Gal tradicija ir taip smagu pabūti gražioje gamtoje, aplinkoje ir taip pat profesionalios muzikos paklausyti. Mes jau kelinti metai vis lankomės, nes labai patinka. Esame marijampoliečiai. Labai džiugu, kad yra organizuojama tokie festivaliai. Labai smagu sudalyvauti. Ir visi kol kas patiko. Kiekvienas yra savotiškai kitoks. Ir pernai dalyvavom. Toks išskirtinis ir platus žanras jo yra, kamerinė muzika, rimtoji muzika, džiazo bus muzikos. Visam rimtoji muzika, tad ne tie lengvoji, bet tokia rimtesnė muzika domina. Savaitgalį jau pasirodė aktorius Ainis Storpirštis su programa Monologai. Kosminės muzikos akimirkas dovanojo Leonas Somovas. Ir tai dar ne visos šiemečio festivalio žvaigždės. Neda Malūnavičiūtė su savo trio. Labai džiaugiuosi, kad iš Belgijos atvyks tikrai labai įspūdingas džiazo duetas. Tai iš Pietų Afrikos kilusi dainininkė Tutu Puane ir pianistas Evot Piero. Ir taip pat uždarimas, kuris bus irgi nemažiau įspūdingas. Tai būtent šiam 10-mečiui kuriama programa. Tai ir Vilniaus tango teatras, ir Piacola skambės, ir Chris Rubens gros gitara, taip pat Švento Kristoforo orkestras ir vokalistė Egidija Mačiulytė.